What throne I cape seek you be? Hit. 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 Ačiū. Hit, ačiū. Hit. 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 Yra pirmam aukštelą. Ai, hit. Hit. Ačiū. Hit. Hit. Au. Hit, ačiū. Hit! Į ginklą gavau, ačiū. Hit, sakau, ačiū. Au, hit, ačiū. Būtinai iš šikno. Į ginklą gavau. Pelį neturiu ko šaudyti. Miręs, ačiū. Sveiki, Airsoft ir paprasti mirtingieji. Šiandien randamės Airsoft War renginyje. Tai yra viršužiglis Kaunas, apleista ligoninė mūsų pagrindinis objektas. Ciukibi labiau arena ir 67 dalyviai, tai tikrai matot, buvo karšta. Ką, sveiki visi, atvykę pas mumis. Padarom pradžiai nulinį mirtveką, jeigu matysim, kad bardakas, tai biškį pasidarysim mirtveko laiką ilgesnį, bet nereikės nieko laukti. Galėsit toliau tą žaidimą nušovę, išsitraukit lemenę, nepatingėkit, ir eikit iš karto į mirtveką. Norėčiau, kad lemenės visi pakeltumėt, parodykit. Šiaip jaučiau gerai ranką iškelti. Žiūrėkit, tai šaudysim tik tais pavienių režimų, tai auto niekur negalim. Būnant lauke šaudom pavieniais, būnant viduj šaudom tik tais pavienių. Netyčia, jeigu gal kažkas įsijungs, tai iškart nedarom konflikto, tiesiog parėkit, gal žmogui pasitaikė netyčia įsijungti. Jeigu iš arti nereikia papildomų ten tų kulkų, ten 3-4 nešerkit. Po vieną, maks 2 kulkos daugiau nedarom, gerai? Tikrai skauda, visi žinot, daug žmonių yra tikrai skaudės, tai stenkite šaudyti tik po vieną, matysit, iškart pakelia ranką, užtenka. Užminavęs bombą turi išlaikyti pusę valandos. Jeigu pusę valandos išlaikysi, tik tada laimėsi. Jeigu perims priešininkai, jūsų laikas anuliuojasi ir vėl per naują skaičiuojasi. Tai esmė, jeigu per pusvalandį išlaikysit pusvalandį bombą, laimit. Bus 2 bombos, tai gausit po tašką už kiekvieną bombą. Tai jeigu vieną užėmėt, bandot pasimti kitą, kad nebūtų lygiųjų. Tai pradedat žaidimą, bomba, jeigu nepypsi, tai jinai yra neutralioj padėty. Tai vieniem, nei kitiem nepriklauso, pirmą kartą priejus užteks paspausti vieną kartą, tarkim, prie raudonasis, paspaudžiat, atsitraukėt, saugot ir bombą turit išlaikyti pusę valandos. Jeigu bomba, matot, eina laikas, jūsų laikas mažėja, šiuo metu mėlynųjų neina laikas, tai kadangi jie nedominuoja, tai priejot, norit neutralizuoti bombą mėlynieji, paspaudžiat vieną kartą, neutralizuojat, paspaudus antrą kartą pasimsit savo. Na ką, važiuom į veiksmą, tai iš karto susiradau kažkokios kopetėlės, lipau į antrą aukštą, bandžiau sneaky praėjimą pasidaryti, labai nedrąsiai, pirmą kartą žemėlapį, tai iš tiesų tikrai buvo sunku susigaudyti, kur randuosi. Iš tiesų asmeniškai Ciukibi arena buvo labai sunki man, nes tikrai mažai turiu patirties close combat, tai tikrai patiko šiuo atveju. Iš lauko? Bet tikrai žmonės skauda. Ir technikai per daug į tarpų išlaik gali. Telpa kumštis. Pasimatavom, pagal taisyklės kumštis telpa, galim lyst, žiūrėt, šaudyt. Ir dėja pamečiau medžiagą iš savo kameros, kuri yra mano POV ant galvos, tai turim tik 360 kamerą, kurioje matom pritvirtinta prie pistoleto. Tai vaizdas šiek tiek keistesnis, bet tikrai viską matysim ir turėtų pilnai užtekti, yra momentėlių. Na, o čia ant stogo laikom bombą, tai yra bomba ant stogo, mūsų kolegos užėmė ir mes bandėm neprisileisti priešų. Šiek tiek šaudomės tarp 3 ir 2 aukštų, mes čia randamės patys 3 aukšte, tai daug lygių, daug aukštų, daug rūsių, labai sunku supras kartais, kurioje vietoje gauni šatą. Ir čia pavyksta pasidaryti pirmą savo killą. Per langelį nelabai, matys per 360 kamerą, bet per kampelį nušaudėm ir čia per mini tarpelį šaudau toliau žaidėjus. Pavyksta dar keletą pašalinti. Ir neblogas langas, nebloga pozicija, bet labai ilgai neužsibuvau.
dar keli žaidėjus pavyko nuimti šitoj situacijoje ir pats nusprendžiau užleisti vietą kitam žaidėjui. Matom, kaip nepatogiai čia mes taikomės ir gan nepatogų šaudimas, bet per balkoną, per langelius tikrai pavyksta nušauti ne vieną žaidėją šitoj pozicijoje. Pas mane geras anglas, žinok, žiauriai. Bet reikia skaup. Turi skaupą, lipkam kopečių. Ten per duris galima pyginti. Žaidėjui, nors jau jie ir užmatė, pradėjo labai stipriai šaudyti. Matom, šatai pareina ir iš šitą pusę. Jo, tik per kamputį atsargiai. Čia iš kairės šaudu per langelį, tokį ploną. Va taip plonas langelis antram aukštį. Per tą langelį jau šaudė. Tai turi gerą anglą, tai žiūrėk. Čia žiauriai geras kampas, aš turėtų šuau čia taip. Biškai pavargti laikyti. Na ir ilgai neužsibau, kantrybės daug nebuvo, nusprendžiau pušintis toliau į priekį. Čia praėjimų žiūriu, kad nėra. Ir nusprendžiu eiti galbūt per kitą pusę. Pasižiūriu, dar Savėra irgi ant stogo. Aha, nušovėmės ant dresių. Na ir einam patys irgi ant stogelio. Pasižiūrėti, kaip situacija čia. Čia į kitą pastatą įmanoma praeiti, ar jau? Ten priešai, ne? Dar persklausiu informacijos, priekį, sako, nelabai eiti įmanoma, bet vis tiek norėjusi, ten pro duris pykino vis priešininkai, tai bandėm žiūrėti tas durelės. Ant stogo negalima lipti? Ne, neišlenda ant stogo nieko. Ai. Komunikacijos truputį trūko. Aš galvoju per tas duris eiti ant priešų pusė? Ten priešų pusė, ten priešų pusė. Bet nelindu da nieks, ne? Linda. Lindu? Ten ant stogo mačiau galvą, pačiu yra, kažkas ten laukia. Ai, aš norėjau papušinti. Gal nevargi. Короче, писам по всем сканам, ты Tai va, aš noriu irgi. Varom. Ok, davai. Pažiūrėsiu duris. Sargiai iš apačios. Šito kolegos net nikneimo nepaklausiau, bet daug su juo visur pušinom, jis jau ne pirmą kartą, tai stengiausi su juo ir laikytis, nes jau ganėtinai vedė mane per pastatą kituose etapuose. O čia agresyviai pušinamės į pastatą. Ačiū. Na, nepaėjo pirmas agresyvesnis pušas ir teko eiti iš kitos situacijos, tai iš tiesų mediko rolės net neegzistavo, medikų nėra, nebent nušauni savo, tada skaičiuoju iki 10 ir čia tyliai snykinau kažkur, žinojau, kad yra priešas, tikrai girdėjau prieš tai vaikštant ir išlenda jisai čia, dar nedrasiai šaunu, noriu pasižiūrėti spalvą ir dėja pirmasis mane nušauna ir numirštu aš. Čia mes vėl laikom arti kolidorių, kur šalia bombos, vėl tas pats langas, išlendu pasižiūrėti, gal kažką pastebėsiu iš priešų. Pavyksta nušauti vieną žaidėją, einant ant stogo. Du mėlynį išėjo nuo stogo. Nušauti. Nusprendžiu eiti patikrinti, kaip situacija su bomba, ar laiko mūsų kolegos užminavę bombą ar ne. Mūsų? Bomba. Nesustabdysi netyčia? Na, situacija su bomba neaiški, bandau išeiti padėti, bet apšaudo mane patį, tai nusprendžiu net nelysti, reikia žiūrėti galą, nes per galą irgi pastoviai pušino priešai. Tai žiūrėjau koridorių laiptus, nes ne vienas, ne du priešininkai bandė ir per ten ateiti. Raudonas. Per laiptus vaikščiau daug, nes neraudonu. Bet ir iš ten gali ateiti. Iš laiptus pažiūrėsiu. Na ir tikėjaus priešų kažkur tai šalia ant laiptų ir štai pasirodo jisai. Du šatai tiesiai jį, nei hit, nei leimenis ir tiesiog nuėjo lyg niekur nieko. Labai keistai žaidžia kai kurie žaidėjai. Norėtųsi to hit, liemenis užsidėjimo ar ne, o ne tai, kad vėl važiuoja į veiksmą. Ir vėl tas pats koridorius, ta pati vieta, tik vieno aukšto aukščiau. Vieną kaip paspaudžiu, dabar jau apačioj paimta mūsų bomba. Irgi mūsų, Na va, ir kontroliuojam dvi bombas, labai gera situacija mums, reikia laikyti. Iš viršaus negali tai, ne? Na, nusprendžiu pasimti aukščiau poziciją. Ir čia neilgai trukus išeina priešas. Pavyksta jį pašalinti. Labai tvarkingai, pasidairom, kas vyksta ant stogo praėjimo nėra. Tai nusprendžiu šitie palipti žemiau, pasižiūrėti, kaip situacija apačioje. Ar dar yra mūsų kitų. Na, čia pušintojų tikrai nemažai. Išlaikėm poziciją ir nusprendžiau pušintis per Rusiją. Iš tiesų vienas išlindau, nežinau kur, pasimetę šiek tiek žemėlapį buvau.
Ir čia išeidinėjant nepamačiau, va po dešinę buvo ženklas, kad čia jau yra mirtvekas, aš dar to nelabai supratau. Girdžiu garsus, einu tolyn ir iš galo išlenda žaidėjai. Sorry. Bet pasirodo negalima šauti. Šitą nepastovėjau, nes iš ten atėjau biškį. Tai jau dabar jau bėg. Arba su liemenė. Užsidėjau liemenę ir grįžau į spamną ir kaip tik keitėmis pusėm, tai kitoj pusėje buvo šiek tiek daugiau veiksmukų pirmuam aukšte. Ir čia per langelius šaudymis nemažai. Ignas, kiek negavai? Peržiūrint medžiagą sunku supras ar Tiesiai, pataikiau. traceris parskrido į pilvą. Bet gyvai tikrai aiškiai mačiau kaip gavo. Bet Tipo negavai? gal į diržą kokį. Norėsiu pažiūrėti, kai jis negavau. Ačiū. Welcome to Kaunas. Gali pačiam. Čia už šitą senelį. Vietoj nemažai žaidėjų apšaudžio ir atrodo tikrai reikuoja, gal kažkur pataikau, bet gal kažkur atšoka šatas nuo mašinos. Tai gal į tarpelį tikrai nepataikau. Rikočetas? Pats atstraukinėdamas gaunu rikošetas, aš šios nesiskaito. Tai tęsia žaidimą toliau. Labai netolimas buvo šūvis, šiek tiek pritrūko. Čia matom ne vienas nedaug ir gauna kolega. Suprantu, kad reikia atstraukti, pasikeičiu dėtuvę tuo momentu. Ir čia girdėjau, kad žaidėjai pušinasi arčiau mūsų. Čia lipo laikas iš karto. Negerai, žinoma, negerai. Labai artimos kovos, čia šalia šatas, vos nepataikiau. Ir sudėtingi pikai, tikrai reikia daugiau praktikos. Ai, kažkam labai skaudėjo. O čia išgirdau, kad žaidėjas man iš dešinės pušinasi. Mano kolegos buvo nuimti ir pasimu kampą ant jų ir nepasimu, kaip per langą išlenda žaidėjas. Ir sušaudo. Čia irgi įdomesnė situacija, nesupratau, iš kur gavau šatą. Buvo tikrai keista, gal pro langelį, gal dar kažkur bandžiau žiūrėti su visur. Nesupratau, iš kur kas nušaudo, bet... Aš nesuvokiu, kaip aš antrą kartą šitą vietą iššaudau. Aplink mane 5-6 savi, vienintelis mirštų. Pavyksta čia nušaut žaidėją pro langelį iš antro aukšto. Kai jie nuspaudė labai iš lauko, nusprendžiau eiti prie kito lango, pasižiūrėti kaip situacija kitoje pusėje. Čia langų nėra, einam dar prie kitos pusės. Ir čia iš tiesų įdomesnė situacija, atrodė tikrai nušau žaidėją, bet kolo nebuvo. Tai buvo labai keista, šiek tiek jau pykau, nemeluosiu, buvo nervų šiek tiek sukadinta. Gavai! Lipau į apačią, vėl pušintis į priekį bandžiau. Čia užspotnau žaidėją. Kaip užmatėjai? Aš tavęs tai nemačiau. Išlendai. Tolumoj per tarpelį padangų bandžiau šaudyti irgi priešus. Hit, ačiū. Ir gavau iš šono pats. Būtinai iš šikno. Į dupsį. Gali į kitą vietą, kur nors ne iš šikno. Ir pušinomės į priekį dar kartelį, bandžiau praseiti ir šis šiek tiek sėkmingiau jau buvo. Tik pavyksta pašalinti žaidėją, nusprendžiu eiti gilin į priekį. Nu, ne man vienam taip gerai sekėsi. Hit. Maldėt. Nerės. Pasišovėm. Bet dabar nebežinau kaip situacija. Čia kaip bomba perkelė į trečią. Ne? Ir paskutinį kartą manau buvo tokia. Perkelė bomba? Tai ne dvi turi būt. Ką tik girdėjau? Aš geriau kaip 2 minutės, tačiau jau buvo bomba. Tai va, tai bandom teatre, tai lipam teatre. Na, pušinomės į priekį ir visai netikėtai mus nušauna iš lauko. Dabar bandau parodyti jums iš kur, bet labai sunku suprasti, tikriausiai už mašinos buvo žaidėjas. Ir visus sušauna. Man tai tavo tas pistolets per galingai šaudo, žinau. Ja, norėčiau praformuoti, ačiū jau gavęs. Nu, frontas pranavo, nežinau, dar. Nežinau, nes visi gal skaudžiai bet jau kai tu tai
Skauda. O sakė kitas, o kaip jis priešinasi, sakė, tavo kamerą skauda. Nu, kaip. Na ir tikrai turėjau minčių pachronuoti vyruką, bet tiek to susilaikiau, nes labai skaudžiai šaudė jo pistoletas. Visi tikrai ne... Būna skaudesni mažiau, bet jo pistoletas tikrai labai skaudžiai šaudė. 1, Kuriozinė situacija, viens kitą nusišovė. 5, 6, 7, 8. Ir dėja. Va šitą vedžiau. Aš labai. Taip atrodė, iš čia šovė prisišlėkšti. Na tai toks mano tas UKB experience'as tikrai buvo sunku, bet reikia bent su artimom kovom. Tai ačiū, kad žiūrėjot, ačiū, kad subscribinat. Nepamirškit rašyti komentarų, ką norėtumėt matyti. Šiaip užpisai, bet maladės. Kas patiko, kaip jūsų nuomonė ir ačiū, kad žiūrit.